aviacijos muziejaus darbuotojas Mečislovas Raštikis. Bet man vis tiek smagu ir aš tiesiog įsivaizduoju, kad tas medalis yra skirtas ne už tai, kad Raštikis yra mūsų muziejaus darbuotojas, bet už tai, kad ilgus metus tiesiog visas savo jėgas, visą savo gyvenimą paskyrė Dariaus tėviškei. Be šio žmogaus šiandien ta tėviškė tikrai taip gerai neatrodytų. Taigi, Mečislavai, sveikinu, medalius ir pergalite. Aš dėkoju šitą apdovanojimą ir jį priimam kaip avansų, nes aviacijas propagavime darbą Stepono Dariaus gimtinėje atidaviau dar tik 20 metų, tai tikrai nėra daug. Na ir prieš tą 20 metų Vytaut Pakarsko suviliotas atėjau į atstatomą Dariaus gimtinę. Na ir stengiuosi, kad ir Dariaus gimtinė, ir Lituanikos skrydžio aidai skristų ne tik Lietuvoje ir už jos ribų, bet kartu stengiamės propaguoti visą aviaciją. Savaime aišku, kai lankosi muziejui, nekalbėti apie Gustaitį neįmanoma, apie aviacijos patriarchą. Na ir taip pat skiriam dėmesį ir vaikų šiuo metu skraidymams. Įsteigę esam nevyriausybinė organizacija, kuri užsiima vaikų skraidimu. Ir iš tikrųjų truputėlį širdis skauda dėl to, kad vaikų jaunimų pas mus norinčių skraidyti, norinčių pažinti aviaciją yra daug, bet mažėja žmonių, kurie tai gali jaunimui perteikti. Ir aš prisimenu, kaip mes pusantrų metų, beveik 2 metus, intensyviai visam Klaipėdos apskrity ieškojom žmogaus, kuris galėtų atvažiuoti į gimtinę, į kaimą ir mokyti vaikus skraidyti. Šiuo metu turim jau 2 metai, kai skraido, bet tai ir yra ženklas, kai nuvyksti į aeroklubus, taip pat liūdna, kad jaunų žmonių aeroklubuse vis mažėja. Todėl priimu šitą apdovanojimą kaip avansų ir vis dėlto tikiu, kad aviacijos ta stiprioji dvasia Lietuvoje neišnyks. Ačiū.